Sveiki. Ar vis dėlto ne tiek jau ir sveiki, kaip aš dabar su termometru pažastyje? Turbūt yra žmonių nemačiusių dar mano praeito videoblogų, todėl siūlau nueiti čia ir pažiūrėti šitą videoblogą mano praeitą. Po praeituoju videoblogų kai kas klausė, su kokia programa kuri anime. Ar kažkaip panašiai. Bet dėja turėčiau pasakyti, kad anime yra iš Japonijos kilęs animacijos stilius, su savita veikėja ir aplinkos estetika. Pavyzdžiui, koks nors Narutas, Sangokas ar Titanų medžioklė, naujas anime, kuris man labai patiko, siūlau pažiūrėti. O aš kuriu animacijas, studijai užimu animacijos pareigas. Skirtumas tarp šių dalykų yra, todėl kitą kartą nemaišyk. Beje, vasario 14, tai yra Valentino dienai, buvom sukūrę filmuką trumpą, animacinį atviruką, kurį galite pažiūrėti mano kitam kanale. Čia dirbom komandoje, studijoje, viskas prasidėjo nuo brainstorminimo, tam apsitarimų tamsiam kambarėlyje, kuris buvo matyti mano praeitam videoblogui, kai filmavau savo. Nutarėm visi kartu, ką darysim, iliustratorė nupiešė iliustracijas ir animatoriai animavo, garsistas įgarsino. Beje, kažkodėl man šovė galvą susuk videoblogą apie draugą, kas tai yra mano akimis. Bet prieš tai sugalvojau paguglinti ir radęs kelis variantus, kurie mane šiek tiek prajuokino, nutariau juos paskaityti. Tikras tavo draugas. Tikras tavo draugas tas, kuris tave išklausys, tave supras, paguos, užjaus, pasidalins savo džiaugsmu su tavimi, pasiims tavo liūdesio dalelę ir liūdės kartu su tavimi. Turbūt ir vienas pjaustysis kartu, liūdės kartu su tavimi. Dar tokį visai įdomų prašymą apie draugą radau Crew.lt. Draugas gali būti žmogus, gyvūnas, augalas arba daiktas netgi. Vienais atvejais draugas padeda užsimiršti, kitais paguodžia, padeda ir atlieka kitokias įvairiausias funkcijas. Draugas padeda atlikti veiksmus tavo gėrio labui, tačiau jam reikia atsidėkoti meilę ir rūpesčių. Atvyko pas tavo draugas kompiuterį sutvarkė ir tu jam turi atsilyginti meilę arba rūpesčių. Ir čia po to parašyta, kas gali būti draugai. Žmonės dvitaškis. Jurgu, Kęstutis, Agnė, Tadas ir taip toliau. Gyvūnai dvitaškis. Šuo, katė, karvutė. Neretai skliausteliuose, neretai sutinkamas atvejais lietuviškose pasakose. Žuvytės, rūgys. Augalai. Gėlės ant palangės arba po langu, mėgiami medžiai, teikiantys pavėsį. O kur kanapės? Ir galiausiai daiktai dvitaškis. Kompiuteris, telefonas, televizorius. Skliausteliuose, norint išsaugoti sveiką protą bei gerą sveikatą, patariame per daug nesusipičiuliauti. Nėra svarbu, ar pas tave yra būrys tų draugų, ar 2, kokie 3, ar keletas, ten kažkiek svarbu tai, kokie tie draugai yra. Bet to reiktų nepamiršti ir to dalyko, kad kartais pernelyg uoliai kaupiame draugus ir pamirštame sutelkti dėmesį į buvimą draugų. Aš asmeniškai su žodžiu draugas esu labai atsargus ir mano draugų ratas nėra labai platus, kol kitiem tai nelabai ką reiškia ir vakar sutiktas žmogus vos pažįstamas jau draugelis. Tiesa, kad draugai viens kitam padeda ir panašiai, bet yra toks dalykas kaip išnaudojimas. Todėl reikia būti labai atsargiam ir pajusti tą ribą tarp paslaugos ir pagalbos ir tarp išnaudojimo. Jeigu draugai jūs atsimena tik tuo atveju, kai jiems kažko reikia iš jūsų, tai tada nahui tokius draugus iš karto. Pavyzdžiui, skambina tau tas draugas, labai netikėtai kažkaip, žodžiu, nustebindamas, kad paskambina. Pakelia ir nuskamba kvietimas kažkur tai išvaryt, pabūt kažkur tai ir panašiai. Iš karto automatiškai pajauti, kad kažkas čia negerai, bet tuo pačiu susidomi, kad galbūt čia kažkoks variantas, galbūt iš tikrųjų už draugiškumo nori pakviesti ir pabūt kur nors. Ir kai jau sutinki, pasigirsta toks sakinys kaip ai dar varo dar tas ir tas, tai nelabai telpam į mašiną, tai gal pavairuotum. Dėja tai ne draugai, o tiesiog veidmainiški labai mandrais ir protingai save laikantys mulkiai. Pajutę tokias nesąmonės stenkitės vengti tokių tipų per atstumą. Nešvaistykit laiko, nervų ir sveikatos be reikalo. Žodžiu trumpai, draugas yra tas, su kuriuo tu būdamas gali būti pačiu savimi, abipusiškai, aišku.
O jeigu jau taip yra, tai visa kita vienaip ir kitaip automatiškai bus awesome. Baigsiu šiandienos videoblogą, nes mano sieninis laikrodis vėl rodo, kad jau reikia baigti šitą videoblogą. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki.